Už mūsų yra Rygos arena, kur vyksta Eurobasket čempionatas. Ir ne šiaip čempionatas, o jau šiandien yra finalas. Jūs galvojat, kodėl mes čia stovim, ne? Kodėl tos lemenės uždėtos? Kodėl kopėčios va toks naujas dalykas pas mus yra? Kas čia per įrangą? Čia yra labai aišku, kas čia bus iš mūsų. Mes bandysime patekti į Eurobasket finalą nemokamai. Šiame video išvysite ne tik, kaip bandome patekti nemokamai į šitą areną, bet ir kitus objektus. Reikia apšilti rankas, reikia kojas apšilti, biškį pasijudėti, pažiūrėti, kaip Latvijoje reaguoja į tuos žalių žmogeliukų žmonės. Bet žinai ką, neskubėkim, pradėkim viską nuo pradžių, kaip viskas prasidėjo. Nu tai keliamės į vlogo pradžią. Į Lietuvą, ne? Esi pasiruošęs? Jo. Iškart pasakau, vakar buvau koncertas, tai, anksti išvažiuoti į nesąmonį. Aha. Ir taip ir atrodom dėl gerą koncertą. O kas po koncertų buvo darom? Po koncertų namo mėgoti grinai. Žiauriai užsitęs, kažkaip keista tas koncertas toks. Atrodo, prasidėjo 9 val. Baigęs 2 val. Tai keista, nes aš po koncertą grįžau 12 val. Tau nepatiek jau čia, ne? Ne, Lilas išėjai, žinok, ir aš jo į namo variau. Tu nelaukia, kol pakartos? Ai, kartoji, ne? Jo. O kur kartoji nuo mešo? Kambėni, bet teisingai ne visi ant mešą leid. Tai išvarė namo dėl to. Už kameras. Kon turi? Šiaip ką radau grinai namuose, tai yra raumins, nežinau, reikės, nereikės. Aš šiaip vis laik jau jos jomus, gal bus gražių mergų. Aišku, nu kaip, be šalmo. Šalms bus man įvaiždalis dabiški. Saulis sakins palikau. Susinervinau dabiški. Kas iš man daiktai yra? Nu ir, kopečius, žinok, įrangi daug. Ir dar priekyje ir dalykų. Įrangus tu pasiruošti, jis atrodo, kad eis kažkoks darbininkas. Ne, dabar iš mūsų darbininkas tai tu atrodo. Reikia pasistiprinti prieš kelionį. Tau reikia iš vis, žinai, ko tau reikia? Tau stipriai reikia elektrolitų. Reikia atstatyti jėgas. Žinok, jėmam jaučiu, kad 20 puls, šidaus skundą ir multifruit, kas gaunas multivitamin. Nu, tau čia ir vau. Aš jam 3 toks, 2 toks, kartos. Okei, čia biškai. Jo, čia per daug bus elektrolitų. Ne, elektrolitai, kad jis nebus per daug. 18 kalorijų tam nešti, tai pasakės. Na gerai, prireiks, per vis kelionį reikės tikrai. Net tai grina, tai žiauriai daug ir natriaus. Natriaus, tai čia cool. Ir pavargėm labai geras sutvarka. Kas dabar ir su broliu, kad nėra pavalgys, aišku. Aš išniekins, tas šašlykas. Bet skaniai atrodo čia. Atrodo gerai. Na žiūrėk, ragauk iškart į vlogą man. Minkšta. Gerai. Kažtau. Bet kaina laiko iš tikrųjų. Jau vien brangesnių tokį. Jo, jau čia, jeigu už pusrytį 15 eurų mokėtume, tai come on. Svalom, visus matom Rygoje. Nepatogiai, kad sugaras įsijungi. Bet vat. Net nemiegu. O ką darai? Jūs galvojat, kad mes juokavom. Latvija. Čia dariau video vien tokį. A Latvijoje įmanom kalbėti žemaitišką? Nežinau, nematei? Ne. Nematei? Ne, patek. Jo, aš ten žemaitiškai kalbėjau Latvijoje. Šiandien šiaip mūsų tikslas yra ne tik tais patekti į Eurobasket, ne tik tais į zoologijos sodą, ne tik tais į kino teatrą, nu žodžiu, daug šiandien bus nemokamų pramogų, bet ir žemaitiškai visur bendrauti su latviais. Nes aš jau patikrinau šitą būdą ir jis veikia, 100% veikia. Susikalbėti yra įmanoma. Atidėjom į pirmą vietą savo ir tai yra zoologijos sodas. Dar nesam zoologijos sode, dabar tik einam link ten. Einam, Deivis nori šik džiauriai. Nu, ta informacija, žinai, gali likti tarp mūsų. Na gerai, to neįdėsim. Bet jeigu Deivis nemontuos, tai įdėsim. Eisim apsižiūrėti, kur geriausias spotas praeit. Nu ten, mačiau, tikriausiai yra vienas spotas praeit. Blogiausia, jeigu bus ten tie vartukai tokie, kur reikia nuskanuot bilietą ir tada prasisuka. Nes tada jau nežinau, tada reikės kalbėti, o kalbėti, kaip žinom, Latvijoje žemaitiškai, tai gali susišnekėti ir tai... Jo, tai mes esam sugalvoję, kad jeigu jau reikės kalbėti, jeigu tik bus jau labdien mums, nu mes tokie, labdien, remontą, darbą. Vienas bilietas mačiau 15 eurų, nu, jeigu einam, sutaupom 30 eurų. Nu va, čia didžiulis parkas iš tikrųjų. Šiaip, netgi aš džiaugsiuos, jeigu čia pateksim, tai bus, gera pramoga. Jo, aš nesu buvęs čia, pavyzdžiui. Aš žinau, ko tikėtis, bet vat, kasą užsidarė vieną ką tik. Ai, tas savo kaip nepatogiai. Dar vieną ir. Uždarinėjai kasą. Tai gerai, ne, čia yra kasa, mes taip prašau, praeisim dabar. Čia viena kasa ir didžiulį vartai. Tai kasa.
Pesa. Žiūrėkit, ten. Tada eini. Nu, bet tu čia gali dabar eiti. Čia nėra knygų studijos. Čia nereikia lėmenį iš tikrųjų. Bet žinok, čia į renginį patekom. Nenori praseiti. Pažiūrėk, kas ten yra. Ai, bet net tą susirinkom. Ne, nu tai dabar, tik dirbti nori. Aš dirbti, aš darbs, senumiai. Okei. Gana nori kuo greičiau iš Rygos pabėgti. Ne, man žinai, Vilnius ir Vilnius. Elementai gali realiai net nevažiuoti tą Rygą. Ką tu veiksi? Rodėk, dar viški žmonėm. Kabėra rašyti. Jo. Nemokys už bilio.lt visiškai galioja dar. Antras sezonas. International. Pasakykit jam, kad čia viskas okei yra. Normaliai, aš pats tai nematau savęs, bet jaučiu, kad šalmus ir kaip full caps jau nešiojams, jau biški tarp jaunimų. Čia didžiausias išsidavims kiek įmanom. Vaikti susiderint, žiūrėk, čia 100% realus esame darbininkai. Žinai ką, mes susiderin gyvenime. Kritikai neatrodo gyvenime. Mes ištisai susiderinę, kritikai taip neatrodys gyvenime. Prieš šeimą. Vienas įsileidom, nu ką čia šiandien? Už pirmą. Ui, multivitaminų. Čia yra, wow. Skonis. Ačiū Pulsui, kad remėt mumis visą. Ačiū už elektrolitus visų pirma. Iš karto aš noriu eiti, žinau. Artėjom prie zoologijos sodo ir juokingas faktas, toks tiesiog, kai žiūrės tą budėtoją, tiesiog, kodėl vienas su šalmu kitam nereikia? Kodėl jis dabar geresnis yra? Čia yra darbų pasiskirstymas. Vienas yra, kuris neša dėžutį, tau toks darbas realiai ir tiek. Aš nuėjęs, tu man paduodi dėžutį, aš remontuoju. Aš padėjau. Jo. Okay. Visiškai papras žmogus. Bet kodėl tą šalmą reikia dabar zoologijos sode? Tu klausi dalykų. Čia neklausi, reikia daryti. Aš filmuosi save, reakciją. Ir aš kalbu su telefonu. Visą laiką svarbiai. O kuri pusė yra? Paldės, pakai. Pakai? Pakai yra. Aha, matau jau. Yes. Paldės, nebyla. Nu, per lengvai. Tai, čia ir per lengvai. Pasirodo, nežinau tų žodžių. Paldės, tada rusiškus 4. Nu, dabar reikia žiūrėti vis parką. Dar reikia nueiti nuo tos budėtojus. Aš nežinau, gal jie žiūri mum už nugaras. Kaip dabar pasižinoti? Grinai eidama, žinau. Gerai, pirma statelė yra check. Easy. Įjom su lėmenėm, bet net neaišku, ar tų lėmenių reikėjo iš tikrųjų. Ne, šiaip buvo atsistojęs. Pradėjau įlink mūsų, aš toks jau, saugau, nejaugdama, jau viskas jau nebetinka. Pliusas, kad skirtingom kalbom, kad praeinam jau galim kalbėti, kaip mums pavyko įeiti. Nors logiškai dar nereikėtų taip sakyti. Ir muzika groja, čia bus liuks. Gal net nevarysime Eurobasket, žinok. Čia geras diena man gyvenime. O juk tu savo Kupranugorė. Šiaurė geras iš tikrųjų. Oho. Parks. Ir keista, lėmins nesiim, nes jau žmonės žiūri tiesiog. Ir Kupranugorė žiūri. Keista. Dabar atrodo keista iš šono, kad mes su darbuotoju jau žiūrime Kupranugorį. Ir dar filmuojam kažkada. Geras. Iš tiek kartų. Kupranugorį nesmatys. Darbo vadovas. Stovi kelų. 2 darbo vadovai vlogina. Čia yra saugumo sumetimais. Žiū. Šorns. Oi, ne šarnas. Ne, čia yra. Geras. Tokių nematė, tas gyvūnų. Šiaip zoologijos sodas tai kietas čia yra. Aha. Uik, tu savo, Deivi. Toks bėgimas. Uik, tu savo. Didžiausias Europo. Uik, tu savo, nematė aš tokį. Aš esu apaiks. Čia fantastikai. Esam apmąstymas, ar nusimti lėmenės ir vaikščiot kaip paprastiems žmonėm ar ne. Čia daug ką pamatyti yra, bet labai daug žmonės į mums žiūri ir stebi, ką mes čia darom. Kas čia yra per performance. Mes galvojam, kad, nebūsim tiek ilgai. Nes norim pasižiūrėti, o čia atkreipinėti žmonių dėmesį nesąmonį. Tai mes paėmė šoną čia. Jau viskas. Pamaina baigti. Viskas. Apsidirbom, ne? Jo. Nežinau, kaip su išėjimu bus, ar atsimins mums, ar neatsimins. Aš tai vis tiek šalmą turėsiu nešiotis, kad ir neužsidėjęs, bet nežinau, čia geriau ir. Pagrindinį dalyką pasieksim. Jau tiesiog eilinis civilis. Jau, einu. Gera, čia turėtų būti liūts. Ir jis yra išvykęs. O tas jie su zoologijos sodais, tu ateini, tu tikies, tu nusivili. Ir tu mėgini kitais metais vėl. Gerai, kad nemokėjom, nes dabar sumokėjus 15 eurų nėra tikra. Negražu. Ledų kioskelis. Jeigu darbuotojai nori ledų. Įmanoma?
Bet čia aš jau jaučiuos kaip vogdams. Negražiai. Jo. Nu, okei, aš tai norėčiau pažiūrėti. Tik pažiūrėti, atiduosi tos ledus atgal. Nu kaip, tai atiduosi. Žiūrėk, iki šį pirštą, kapučniks pirštą. O čia buvo žiūra. At vieno, na liūdna yra. Jo. Reik broliaus. Oi, savo išeina. O tu žinai faktą vieną? Nu. Kad žirafas miega atsistojus. Nu, ne, Jo. čia susigalvojai, ką. Ne. Ar aš šis tau melais, kad nors? Ui, grožis. O čia tai už ką mokėjom pinigus? Čia už ką būtume mokėjai pinigų? A, pirmą kartą matai žirafą? Ne. Kur matai dar? Tarši už cirkį. Pas manis kelnis. Opa. Nu, laik skilti. Žinai, čia gali tu visą dieną praleisti, bet gali pamatyti daug kitokių dalykų dar. Jeigu dabar mes vien tik tai iš zoologijos sodų paleistumėm video, jums būtų okei. Nu ir viskas, nemokėsi už bilietą. Grįžti pamainą. Ačiū, kad leidot pabūti. Ir mes išeinam. Deivis jau į savo rolį. Jis vis dar kalba Aš turiu kažkodėl. reikalų. Valom laik prakalbėjai. Gerai, mes apeinam. Viskas, ačiū. Nu kaip tau? Toks labai lengva praeiti, bet vis tiek ir toks nemalonus jausmas. Jei kažką klaus, ką tada? Vienas užklausimas kažkoks, kur net gali būti, jūs čia tvarkysit kažką, bet latviškai pasakys, mes jau nežinom, tokie paldys ir viskas jau mus sugriuvo. Gerą vietą tokį nueiti, nes ten nueini kokį muziejų kažkur, gal ne taip smagiai būna kaip zoologijos sode. Manau, kad zoologijos sodų gal niekad nemokės pinigų. O aš tai norėčiau, kad kažkas sustabdytų mus. Nu, pašnekėti, biški. Bus da, žinok, bus šiandien. Bus da, ne? Jo, būk turom. Tai gerai, nes aš noriu biški žemaitiškai pasiraukauti. Karšta yra, tų drabužių pasirodo, kažkaip pažiūrėjau temperatūrą, kad bus nieko, nešilt. Kas ir dabar, tai šviečia saulė ir yra labai daug rūbų užsidėta. Kelnes karštas, darbinis taikis paruoštas, ne šortai. Nu, yra karšta, bet žinai, čia yra darbas. Čia nėra tau nedai, kad atostogus atvažiavai. Jūs galvojat, kad mes čia pramogavome, mes dirbam tam, kad būtų kontentas. Tai paspauskit like, paspauskit subscribe galų gale. Mes norim pasiekti 40 000 prenumeratorių. Yra labai svarbi mūsų tokia riba užsibrėžta dabar. Jeigu galit padėti mums iki tų 40 000 pakilti, nu, čia būtų fantastika. Čia yra labai nedaug. Iš jūsų, jeigu kiekvienas paspausit, tikrai bus jau 40 000. Aš dabar žiūrėjau po praeito video, mūsų buvo 65% neprenumeruojusi žiūrėjau tą video. Nu, tai... toks, come on, vieną mygtuką paspausti. Klink, viskas. Kas ten yra? Ten yra Rygas motor muziejus. Pažiūrėjom, kad labai daug yra automobilių visokių įvairiausių, gražiausių, įdomiausių, kažkoks yra išskirtinis Baltijos šalyse muziejus. Tai čia jau tokių nerasim Lietuvoje, tai mums to ir reikia, kad mes šiandien patirtumėm to, ko negalim Lietuvoje rasti. Jo, zoologijos sod gali Lietuvoje rasti. Zoologijos sod toks didžiausias Europoje. Jo, kain, ir visiškai. Toks didelis, o tikra rastinas. Jo, ten rasti. Ten rasti, ne? Tai buvo, ko negali patirti Lietuvoje. O žirafą ten. Nu ir žinok, nedė vis gerai. Ai, tiesiog. Dabar bandysim jau pirmas, kur į vidų. Į vidų visada ir sunkiau. Jo, nes ten gali būti, kad įeisim vidų ir ten bus viena patalpa ir tiesiog žiūrės, kur mes einam, mes tokie savo įrankiais. Ką net paruošimam šitai kelioniai, įdomu. Numeriai. Nu nesąmonė. Nu, taigi mes turim pakeisti valstybinis numerius mašinom. Ką galvoji? Lietuviški keistai. Nu, nauja serija. Ne? Taigi taip, nešti, kad nesimatytų, kad Lietuva... Ai, nu, tik matas, kad ne latviški. Atvarėm su numerius pakeisti. Taip yra, taip daroma yra. Nu jo, jokingai. Gerai pasijuok. Čia gali būti, kad neįleisiu. Vien dėl to, kad pasijuok norim. Žiūrėk, kas išgelbės tari. Nu, nedavai, nebetink šalm. Kodėl? Mes nemanom. Tink, jo, jokingai. Netink. Beveik 100% įstikinsius, kad nepavyks. Kas yra su zoologijos sodu, mes apsižiūrėjom, kaip kas yra, žinojom daugmaž. Dabar einam su nežinia. Muziejus. Bum. Meistriukai eina. Gerai. Uždarytų čia. Terminalą. Nepraeisi. Terminalą. Rūbinį tiesiog yra. Nu tai bandysim tą terminalą, jeigu neleisti. Kaip yra latviškai atidaryti? Atidaryti. Daga. Atidaryti. Gerai. Ir taip. Atidaryti čia. Atidarykit. O, gerai. Špalės. Nu va. Oi, tu Deividai. Negali patikėti. Kodėl tu netiki? Tiesiog sako, atidaryti ir atidaryti lietuviškai.
Jeigu ir sakau atidaryt, tai atidaryt. Bet čia žiūrėk, gražiai. Čia, wow. Gerai, dabar mums reikia įsiaiškinti, kur tai mums mašinai, kuriai mašinai pakeisti numeris. Parašykite komentarus, kuriai labiau tinka. Šitai? Tai neblogai atrodo. Tai neblogai, o šitai? Tai mažiau. Nu, dar įsiaiškinsim, bet biškių duokit mums pasižiūrėti. Jamba, kokių čia mašinų yra. Wow. Čia vienas geriausių muziejų, ką mes žinom. Ką man sakė, ir chlapučiuks vienai mašinai atšokęs. Babina nebedirba. Nebedirba babina, tai žiūrėsim, kurią įsitvarkyti. Aš biškai nusimanau, purkštukus reikės keisti. Jau vis žodžius paskiau, kad aš žinau su mašinu pasivyks. Pono Bino mašina šita. Okay. Žiūrėk, kokių lėktuvų. Reaktyvinis. Čia. Formaliai. Neblogai. Va čia, jeigu statom. Aha. O ne? Čia jau ne. Ne, kartai, ne tą baltą žinok darį. Paskutinį. Kuris geriau? Jo. Jo. Super. Nu, viskas, manau. O tu... Apsižiūrėjom šiaip, smagu. Jo, grinai, 3 minutės, nedaugiau čia. Tai pradėsim vaikščioti po kabinет su jau žmonių. Kai jau čia taip lengvai. Vis dar sunku patikėti, kad taip veikia dalykai gyvenime. Ir kad žmonės nesinaudoja tais dalykais. Nu, Ne. čia ir viršūnė. Ne. Nesinaudojant to negalim daryti namie. Jokiais būdais. Mes profesionalai, mes galim. Darykit, niekur nemokėkit daugiau pinigų. Žmonės atsigaukit. Deivis sako, negali patikėti, kad taip lengvai. Tiesiog pagrindinis dalykas, kad šį yra gal net nelemenis, kiek užtikrintumas, ne? Užtikrintai, bum. Klausau? Pasubscribint žmonėm reikia? Aha, gerai, perduos, aha. Kas sakė? Sakė, nepamirkšit pasubscribint mūsų kanalą, mes bandom kem 1000 surinkti subscriberį, tai... Supratau. Taip netikėtai paskambinu, pats nustebau, žinau. Kas šis komin? Nu, iš pačių YouTube. Pons YouTube'as. Jo. O nesakė, laiką užmesti. Aš numečiau, žinau, aš nelabai mėgstu nuo kalbėti. Supratau. O, šitą jau žiūrėk avarija buvo. Ui. Ai, karo. Čia Ai, tu savo žmogus yra mašinoj dar. Reikės gelbėti, žinau. Ai, nu jau šapakštaną, ir žinau, kas aš čia sena ir... Kopkius sako neišneš, manau. Sena jau ir pasikovojus. Mes nesam muziejų fanai, bet va toks muziejus, suskaitau, va tokių muziejų reikia. Nes kas yra su muziejais? Man paveikslas, jeigu ir, nu, uždaryk tą muziejų, kuo greičiau. Nu, negražiai, saka. Žmonės pieš, stengiasi, tu Nu, tiek. tai visi gali nupiešti, bet mašinų tokį padaryti nieks negali. Aha. Nu, Einam ir nesižvalgom. dar trūksta vieno dalyko, kad būtų, kiek čia mes, 2 padarėm, ar ne? 2. Tai 3 padarom praėjimą, kažkur apšylom, pilnai abiejų kojas. Nu šiaip kas buvo, pažiūrėjau, čia jau buvo sunkiau biški. Nu, tipo, galit sakyti, vis tiek lengvai praėjom, bet jau buvo kažkoks interactions, jau reikėjo paklausti kažką. Reikėjo pasakyti žodį atidaryk. Gal net reikėtų nepraeit kažkur dabar, ką pajust tą jausmą nepraėjimo, kad jeigu netyčia nepavyks Eurobasket, kad nesužlugdytų mūsų psichologiškai. Ai, reikia nusiteikti, pasiruošti. Jo, viskam reikia, ir geriausia, ir blogiausia. Va, galvojam šitą nubausti. Filmą pasižiūrėti. Ir yra vartai vėl reikės sakyti atidaryk. Va, tokie vartai. Tai va tos vartus mums reikia praeiti ir filmą pasižiūrėti. Dabar dilema ką pasimti į kompaniją. Nu tai gerai, tu dėžė, ne? Na, tokia nematyta, su varžtais, grynai varžtai bus. Oi, Mažiuką tokį. seną gerą gesintuvą. Praeit kartą gesintuvą turėjom, nuėjom į muziejų, tai ten visur buvo tokie gesintuvai statyti, mes su toikva. Aha, o liuks, o 21 baigęs jau. Ne, ką tu sakai? Prieš 4 metus jį pasibaigs gesintuvus lygiai. Nu žiūrėk tau, eik tau, okei. Tai tokie minimalistiniai daiktai. Jo, nebeverstengsim dabar. Net šalmą nesėmiau. Ei, be šalmo nesąmonė. Taigi, kintet reikia šalmo. Jo. Va, aš taip mažiuką, realiai. O. Na gal biškį reikėtų parodyti jiem. Keista, melinas triusikas. Kas įdomiausia, kad Nedis tą bają ir beveik visą dar nusimaun kelnis, parod triusikus, vis laik būn mėlyni tie patys. Gali būti, kai yra. Vieni yra. Rinkoje. Aš mėgstu mėlyną spalvą. Aš tas pačias verk, žinok, tą patį modelį, tą patį dydį, tą patį drūžį. Kai saka, visi su vien drūžį. Kaip man pavyks? Jo,
100%. Aš kažkaip jau viskas jau ir dar toks. Perpratai, ne? Aš perpratau sistemą, kas yra dabar sakiniais. Netinka čia viduje. Bet aš jau supratau, kad čia nieks nieko nežiūri, tai galim. Artėjam jau prie kino teatro. Esim pasiruošę. Ramus, aš žinau. Ramus? Visiškai? Visiškai. Okay. Man to ir reikia, kad būtum ramus. Ko Latvijoje nėra tai žmonių filmuojančių video. Mes esam iš cirk kažkokie klauna. Nedaug kur ir blogerių su tokiom lėmenėm ir gesintuvai. Gerai, einam. Viskas, neaptrukdykit man. Gerai, einam per čia. Einam per... Gerai. Viskas, atėjom. Einam visi namo. Bum. Judam. Tai, paldės. Žiūgaliai, prašau. Jo. Mano prašau. Paldės. Eikti čia. Oi, tai savo. Jau realiai ėjom. Nu, buvo. Dabar dar kažkokį filmą Gerai, pradėti. dabar filmą įsirinkti. Kur ten gesintuvą padaryti. Jau antrą salę. Jau antrą salę, ne? Ir. Eik, kryčiu. Eit. Gerai. Kokį čia filmą. Nieko nerodo. Nieko nerodo. Tai ne čia gesintuvą reikia keisti. Jo, Ne čia. Nu gal. Va. Čia gesintuvas? Jo. A čia gesintuvo? Aha, bet nėra žmonių. Man ir sajūta, ka vajadzēs glābēt. A čia vien films? Ne, čia reklamėlė. Mājas problēma. Tai kur tas gesintuvas? Faina. Nu tai va tas filmas irgi nesunkiai eit. Pasirodo daug lengviau. Jo. Nu, einam, dar kažko prisidirbti. Mums reikia būtinai prisidirbti. Negalim išeit paprastai. Gerai. Jūra, čia irgi daug atidarytų, bet be filmų. Palauk, aš manau, uždarytis duris kažką reiškia. Va. Vadai? Va, čia gesintuvą ir reikia pakeisti. Jo, einam, pakeisim. Pakeis gesintuvą čia. Geras, angliškai. Bet čia žmonių. What about you, Steven? Sėdam į priekį. Jo. Go team. Feeling okay? Sėdam su broliu. It's a hell of a thing. Ir žmonių už galą. I haven't been sick in 10 years. And my body decides to do it turėjo during this atrodyti- exact stretch kaip of turėjo days. atrodyti jiems, Full kad- fucking joke. Du- Called irony. Yeah, I know what irony is. Geras. Won't stop me though. Alio? Aš dabar filmą, aš negaliu kalbėti. Gerai, 3D akinis dės. Shit, man. Got up and around. Nu va. Lėksime čia, ne? Kažkaip nuo viduriaus filmų gal nefainai tai. Gerai, dėkui. Lieka. Guys gotta have a couple buddies on a fucked up thing like this. Right? Čia gesintuvą pakeitėm, nu, viskas įtvarkinga čia. Žiūrovom gal šiek tiek keistai atrodė, kad atėjo darbininkai kažką tvarkys ir tiesiog atsisėdu pirmą eilį filmą žiūri. Jeigu norėsite filmai, neturit pinigėlio, aš jums vėl kažkokį vieną pasiūlym gali duoti. Kas ir blogai, kad aš nepadėjau 3D akinis ten, pasėmėm. Išsinešė, čia va dėl to jau čia prisikabins prie tai. Ačiū. Ačiū kino teatrui. Šiandien tiek niekam neįdomu ir, ta prasme, aš negaliu patikėti. Ei. Tokiam nuotaikom tiesiog aš ramiu veidu važiuoju į Eurobasket finalą. Šiaip yra šiek tiek per ramu. Negavom jokio iššūkio šiandien, nereikėjo susigrumti su nieko, tiesiog ėjom kiaurai. Tai išspirsim dur, žinok, tai arenui. Sėdam į mašiną, važiuojam prie arenos, pažiūrėsim, kas ten šiaip gero yra, kiek ten gali nemokamai padaryti, kur iš vis nereikia bilieto ir prasmuk. Ir tada, kur jau mokamai yra ir ką ten galima pristumti ir ar įmanoma prasmukti. Oi, gražu. Ne, gražiai atrodo, iš tikrųjų gražiai. Smagiai iš vidaus atrodys labai. Jo. Ką dabar turim? Turim čia, kur gauni apyrankę. Ir tada čia toliau jau yra įėjimas. Yra policijos, daug apsaugos, patikros, tai pasirodo į miestelį net įeiti bus reikalų. Tai reikia tikėtis geriausio. Kur dabar einam? Deividas norėjo pasižiūrėti, kur eisim, sakau, nu, davai, įimam, greit. Dabar einam apsižiūrėti, kur praeit. Nu gerai, einam. Nu, dabar ką atradom, kad yra dar vienas papildomas įėjimas. Gal kažkas čia geriau yra. Tai reikia ieškoti geriausias scenarijos. Matėm 2 mergaitės su akreditacijom. Ir tos akreditacijos nėra mažas, jis yra per pusę Jo, kūno. su didžiausia nuotrauka. Dar galvoju, gal paprašyti. Aš esu visam šitam dalykui biški pesimistas, Nedas yra optimistas. Nedas sakė, easy praeisim.
Aš pamačiau, kiek čia yra policijos ir... Ne, žiūrėk, dėl easy, aš nesakau, kad easy. Nu, čia yra iššūkis ir mum, bet tiesiog reikia tikėti, kaip ir Lietuvos rinktinė. Tikėti reikia iki galo. Nu, va, tai apibaigęs. Nu, o kas beliks? Jeigu traumas negaus, tada vis gerai. Čia toks negali būti easy ar vidutiniškai sunku. Čia yra arba sunku, arba neįmanoma. Žiūrėk, mums šį reikia eiti čia įeina. Čia kažką padar, mes einam tokie, sakopiečiama akreditacijai, darbi, remont. Tinklėlis dažnai keičia tam čempionatui. Jo. Sėtkutis keit. Ir policijos labai tokios energingos. 1, 2, suvoja, o ten žiūrėk, kur mums uždarysiu. Paruošt balandėnį? Jo, su balandinėm viskant. Čia šuntis yra balandinė. O taip atveda žmonės. O čia į planšetę. Čia live, TikTok live gal. Jo. Tokia situacija. Dabar žiūrim, ką daro su žmonės, kai eina. Tiesiog akreditacijas parodo. Aha. Nul šansų. Eik tu savo. O ten visur muzika skamba, šokiai vyksta. O mes du bumžiukai, be bilietėlių. Čia yra pirmas levelis įeiti į kiemelį. Antras, manau, arenoj dar. Jo, ten tikrai papildoms bus. Aptikrinama, apšipinėja. Čia reikia mažiau akių, kas parodė. Bilietus va gauni iš tų 13 000 žmonių. Ir tada galiai ten. Mes biškai skipinsim vieną. Nu kaip vaibelis, liuks? Nu, liuks. Neturim ką prarasti. Einam ir viskas. Palauk, žiūrėk, čia kas po 10. Jeigu mes čia tokį atsarginį įėjimą. Čia ir jaučiu žaidėjų. Žinok. Ne, žaidėjai jau žaidėjai. Ne, tai kitų dar žaidėjų. Bet žinok, variantas. Čia yra parašyti. Matau, kad medija. Mes negalim būti kaip medija. Mūsų aprangos labai padaro mums ne medija žmonėm. Bet čia visai variantas, nes čia toks, kad mes galim įrodyti, kad mes žinom, kad čia reikia eiti, čia toks slaptas įėjimas. Nei per bendrą įėjimą. Nu gerai, mes einam į mašiną apsitarti ir jau susitiksim arenoj. Arba arenoje, arba balandiniai policijos mašinas. Viskas tiesos akimirka. Kopečius paruoštus, su pirštinėm, viską kokybiškai. Dar man reikia elektrolitų, žinok, čia reikia didelio pasiruošimo, kad užbūmytų. Dabar baigėsi mačas dėl 3 vietos, ką tik. Dabar visi žmonės išeidinėja lauk. Tai galvojam, gal čia ir geriausias šansas, kol labai didelis sumaištis vyksta. Mes varom. Atsiprašau, galit praleidžiam, gerai? Praleidžiam. Jeigu tvorą tvarkom. Atspėk mano darbą per 2 minutės ir fainė bus. Bet nėra kitam žmogui. Partnerių nėra. Gerai, let's go. Dabar netgi aš, žinok, norėčiau šalmą turėti jau. Nu, tu ką turi, tai tiesiog akins nuo saulės. Jo. Biškeistai. Okay. Nebevarom. Trukdykite. Standartiniai savo būsenoj. Šyra, mano užsiblokuoju aš nuo kitų. Ir tada tiesiog daryk kažką. Aš kalbu. Na, sakau, jeigu ką, naudoju žemaičių kalbą ir nieko neįvyksta. Oho, kiek pareina. Suomiai liūdni. Pralaimėjo, ką tik galėjo labai lengvai laimėti. Susifeilina. Oho. Nėra, kad netkreipiam dėmesį. Žiūrim. Mes darbuotojai esam. Mes keistai atrodom. Kodėl reikia žiūrėti mums? Ką suprantu. Latvijos ir gali daug. Dabar jauni vaikinukai žiūrėjo į mumis išvengia. Ir jie supranta, kas čia vyksta. Mes nesam darbininkai, žinok. Kad ir kaip galvom, kad atrodom. Gerai. Čia dar klysti. Ne? Jo, ten su policijai. Su policijai. Einam pro policiją. Ne, einam. Einam pro policiją ir viskas. Nu ką, Davey, are you ready? Viskas jau dabar arba nieko. Čia viskas, einam. Taip. Ir dabar užtikrintai. Opa. Dar mes filmuojame video. Einam. Užtikrintai einam. Ir viskas. APC. Ir mes esam viduj. Negali patikėti. Mes esam viduj. Aš negaliu patikėti. Kur dabar eiti? Ką daryti, ko pešiau, kur dėti? Gal trukdėti?
Sveiki. O jūs tipo praėjot tiesiog dabar? Mes dirbam, skambinam mums kvietimą ir viskas. Pažiūrėk, o tikrina viduj dar? Ne, šiaip čia mane su Maiku neprasė, aš iš kad visikuose nešuosi, kad prasinešti mikrofą. O į areną? Nieko, mano praeis. Bet bilietus iš naujo tikrina dar? Šitas tik apyrankis. Čia neturim tų. Parodysim, kas gero čia viduje yra. Biš pasidedam. Pavargau jau. Hello, can I get one? Paldis. Opa. O, brolis. Fucking what? Uptown fucking what? Hey! Uptown fucking what? Uptown fucking what? Hey! Uptown fucking what? Uptown fucking what? Hey! Uptown fucking what? Uptown fucking what? Come on! Woo! Geras, man myliu čia. Kas į bloga, kad yra darbuotojai apsirengus kaip mes. Ir negalvo, kad mes kolegas esame, mums nutėjo lieps kažką daryti. Sorry, veinmetį mok. Ai, formigas fasol. Normaliai? Gera, labą dieną. Atvarėm pabūt. Patvarkyt. Ne, reiks tvarkyt visko. Vein, pala. A čia geras yra? Gera. Viskas yra sutvarkyt, tvarkinga. Pasikakai vodė. Nice! Let's go! Again? Davai, įtikinot. One more. Ne! Toilet? Yes. One toilet here in arena? Yes? Inside. Yes, inside. Oh, yeah. My toilet. Galima vyriukai su jumis nuotraukas, labai gerus tas sprendus. Galim. Ačiū labai. Ačiū. Būsi video? Jo. Nu ką, viskas, judam į areną. To dar skambin kažkas? Jo, skambin. Kas į man, čia vis dienas skambučiais. Ant skambučių, nes. Nu, paskutinis žingsnis. Jo. Būtų labai smagu patekti. Take it! No, real. Real. O, tarsi policininkas. Viskas einam. Ir svarbiausia yra pasitikėjimas, žinai. Viena yra daryti, kita yra pasitikėjimas daryti. Ką? O, viskas. Tai mums still sakė. Jums yra akreditacijos Ai, su akreditacijom? Akreditacija sakė. Pasirodo, čia jau biškį rimčiau yra, jau nebepavyks. Davė eina. Saik čia. Atina? Ai, sakė man, kad tina, pasimk. Kur jis tois? Ai, tina. What you? Jo, tina. Not your page. Ai, page, okei. Stai, vaikai. Tai viens atrapēm un zaļo vesti gribēja arēnā ieiet, ja apčikarēt. Ai. Patruļu izvest ārā, kur viņš ir trepis dabūjis. BB ies viens ar zaļu vestu un kāpnēm, bet viņam nekā nav. Mēģināja iekļūt iekšā arēnā. Vajadzētu izvadīt ārā aiz teritoriju. Akreditacija? Aš tu? A, gera. Reiku vēl viens ar ķiveres stāv, kas tas tāds? Tas filmē.
Linksmybės. Daina, mums leidžia. Okay, Bye, bye. thank you. Bye. Eich, to savo. Baigas mūsų kelionė. Aš tai norėjau. Nedis pridirba. Aš norėjau, kad mane supakot. Nežinau, kodėl. Gavai, ką norėjai. Aš jau matau, kad tave pakuoju. Aha. Bet galvoju, okei, aš dar filmuoju. Na, jei buvau padaryti klaidą, nes kas gaunas, kad pamatė, kad aš filmuoju. Tai jau pareina, pikčiaujas virs pasaulį. Ir, tvirtai paėmus mane taip vedė. Ir be žodžių, tiesiog jau ved mane iš toks, ką aš besakysiu. Tave matė, nes sakė, kad filming ir parodė tave tiesiai. Na tai jis, kol sakė į tą mikrofoną prie manęs, jis matė tave tiesiog ir tiek. Tavo poza, aš toks žiūri, toks... Ką žinau, ką man daryti. Ne, nepastebėsi. Bet pačioj ten vietoj tai labai faina buvo. Gera atmosfera, pašokom, padainavom, pažaidėm žaidimų. Tai... Dar buvo laiko iki tų varžybų, bet labai tamsiai ir nesimato, ką mes filmuojam, tai tiesiog galvom, varom, pasižiūrim. Pabandė vieną kartą, akreditacijų, tada sakau, dėjai, plaky kamerą, žiūrėk, iki galo jau. Ir toks, arba. Iki galo. Iki galo. Aš toks žiūriu, Nedas jau praėjo pirmą postą, tada iškart antras, prie antrojo jau stovėjo rimtesnis kažkoks vyras, aš niek negirdžiu, ką jis kalba, jau žiūriu, pareina, akinis nusėjim, galvoju, jau kažkas negerai. Atėjo dar daugiau jau apsauginių ir aš toks filmuoju dar iš šon, bet galvoju, jaučiu blogai darau, nes aš atrodau kaip Nedas identiškai stoju prie pat ir su kamera filmuoju. Ir tada jau pareina toks vyras, milžiniškas link manęs, tai paėmė žiauriai stipriai už rankas. Žalis žmogeliuks stoja toks Su šalmu. Su šalmu dar. Jo, ir dar einant, jis mane taip veda, sakau, sakau, kam tu mane taip vedi, sakau, aš gali normaliai. You go to police. Ir aš toks, okei, police, keista kažkaip, va čia man tą police. Ir tada aš net nemačiau, kad Neda irgi veda, bet taip supratau, išeinam į lauką ir tiesiog jau bič stoji toks, nebežin ką daryti, pilnu policijos stoji, bet jau bijo kažką jiems sakyti tokia. Galime eiti? Jo. Mane tai paleidė jau anksčiau, jau aš toks einu, bet galvoju, tavi dar laiko, aš galvoju, palauk, nežinau, ką sakyti. Ir toks, tai jo. Bet fainai, buvo fainai. Tai jeigu jums patinka, ką mes darom, paspauskite tą subscribe. Jeigu surinksim kem 1000, žinokit, pažadam jums vieną dalyką. Bus žinokit, Tai viskas, ate. Iki.